Auksinis ruduo 2012 didžiausia tarptautinė žemės ūkio paroda Rusijoje. Šiemet parodoje dalyvavo daugiau kaip 3,5 tūkstančio įmonių ir organizacijų iš 35 pasaulio šalių, o ekspozicijų plotas sudarė net 60 000 kvadratinių metrų. Jau 7 kartą Žemės ūkio ministerijos įrengtoje 104 kvadratinių metrų Lietuvos ekspozicijoje savo gaminius, prekes ir paslaugas Rusijos vartotojams pristatė didžiausios mūsų šalies mėsos ir pieno perdirbimo įmonės, daržovių augintojai, tautinio paveldo puoselėtojai, kaimo turizmo paslaugų tiekėjai. Mums šita paroda tai yra įsitvirtinimo šitoje rinkoje, tos rinkos plėtojimo iš tikrųjų kaip ir placdarmas toksai. Tikslas mūsų buvo toks, kad kuo daugiau verslininkų, na ir taip pat žemdirbių suprastų vis tik tai, kad bet kokia rinka, nesvarbu, jinai ES šalių ar Rusijos ar trečiųjų šalių, ji yra labai svarbi. Pirmutinis tikslas buvo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Rusijos federacijos ūkininkų ir kooperatyvo vadu Plitnikovu. Šalia ministro kabinete pasirašėm ir aš manyčiau, kad svarbus tas įvykis, kadangi nei anksčiau laisvais Lietuvos laikais nebuvo, nei prie Sovietų sąjungos, nei dabar nebuvo tokia sutartis niekada pasirašyta. Parodoje apsilankę Lietuvos ūkininkai, verslininkai ir žemės ūkio specialistai ne tik užmezgė naudingų ryšių, bet ir turėjo progą susipažinti su naujausiais žemės ūkio pasiekimais. Maskvoje kasmet vykstančioje parodoje nuolat demonstruojamos moderniausios augalininkystės ir gyvulininkystės technologijos, pristatomi inovatyvų žemės ūkio mechanizacijos sprendimai, veterinariniai preparatai, pašarai, genetikos ir veislininkystės pasiekimai.